nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šių metų birželio 25-29 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė Pasimatuok sparnus. Šių metų simbolis sparnai simbolizuoja ne tik skrydžio galimybę, bet ir galimybę žmogaus asmeniniam augimui. Savaitės metu kiekvienoje savivaldybėje bus eksponuojami įvairūs sparnai, šalia kurių bus galima nusifotografuoti, vyks užsiėmimai, akcijos, pokalbiai. Na, o šiandien laidoje Tu gali kartu su Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Sveiki. Sveiki. Bei Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė. Sveiki. Pokalbis apie artėjančią vaikų globos savaitę Utenoje. Pasvarstysime apie vaikų globą, kuri prasmina kiekvieno gyvenimą ir augina žmogų kaip asmenybę. Kviesime užauginti sparnus vaikams, netekusiems tėvų globos. Tai dar kartą sveikos, dėkoju, kad skyrėte laiko eteriui pakalbėti šią tikrai visiems aktualią temą. Statistika tokia nėra taip jau dar vis džiuginanti, ar ne, direktorė vėliau tikrai pasakys, kad 2023 metais vasarį Lietuvoje 3744 globėjų šeimose augo 4213 tėvų globos netekusių vaikų. Šiuo metu globos institucijose vis dar gyvena apie 1340 vaikų netekusių tėvų globos, kuriems reikia šeimos. Laikinai globojami apie 900 vaikų, kuriems nesant galimybių sugrįžti į šeimą reikės suaugusiųjų, kurie nuolat galėtų globoti šiuos vaikus. Taigi tikrai tokia ta statistika. Tuo tarpu kokia padėtis Utenoje ir paklausime Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorės Dianos Deveikienės. Prašom. Dar kartą labą dieną. Mūsų Utenos rajono statistika yra tokia, kad šiai dienai yra 81 vaikas, kuriuo rūpinasi arba globoja Utenos rajono globėjai. Tame tarpe yra 51 globėjų šeima, iš jų yra 2 budintys globotojai, 6 šeimynos, 22 globėjai rūpintojai ir 21 globėjas rūpintojas kaip artimas giminaitis. Tai viso 81 vaikas ir tame tarpe 51 globėjų šeima. Ir aišku, yra 13 vaikų, kurie yra globojami dar, kaip vadinama, instituciniai globoj, bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Tai mes rajone turim 2 bendruomeninius vaikų globos namus, kuriuose globojami jau vyresnio amžiaus vaikai. Mažamečių vaikų praktiškai nepatenka į globą institucinę. Tai va tokia statistika. O sakykite, Diana, palyginus su kitais rajonais, kaip mes atrodome ir ar uteniškiai noriai įsitraukia į globėjų veiklą? Iš tiesų, tokio plataus palyginimo negalėčiau pasakyti. Aišku, mūsų rajonas nėra toks didelis, kad galėtumėm tikrai sulaukti daug pageidaujančių tapti globėjais rūpintojais, tačiau po 1-2 grupės kasmet turim globėjų įtėvių mokymų, į kuriuos įsijungia kartais ir artimi giminaičiai, kurie nori patobulinti savo gebėjimus, bet naujų kažkokių tai atvejų, kurie tiesiog iš širdies norėtų tapti globėjais, yra retenybė. Didmiesčiuose yra visai kitaip, tiesiog galbūt gyvenimo būdas, stilius yra kitoks, tai žmonės labiau linkę išdrįsti tapti globėjais. Na, vicemerės, dabar paklausim Daivos, kokias pastangas deda mūsų rajono savivaldybė bendradarbiaudama su centru, kad užtikrintų vaikų gerovę?
Su centru iš tikrųjų bendraujam nuolat ir aš kaip kuruojanti šitą sritį, tai palaikau kontaktą visada su šeimos ir vaiko gerovės centru. Stengiamės dalyvauti visose renginiuose, padėti, prisidėti, kuo tik tai galime, parodyti dėmesį ir taip prisidedam tuo, kad iš tikrųjų tas dėmesys savivaldos, jisai turėtų būti tikrai labai svarbus, norint kažką pasiekti. Tai draugė, manau, tos pastangos yra matomos. Tai Diana, gal ir papasakosite, ką jūsų centras daro, ne kartą jau dalyvavote mūsų eterį ir pasakojate, bet manau, kad vis atsiranda naujų veiklų, kad padėtų globėjams ir globojamiems vaikams. Kaip jūs dirbate, kaip sekasi pastaruoju metu? Tiesiog pastaruoju metu mes vis plečiamės, labai daugėja nestacionarių paslaugų. Realiai ta istorija yra tokia, kad aišku, nuo vaikų globos labiau orientuojamės ir į pagalbą šeimai įvairių paslaugų teikimą. Yra įkurti ir bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose tikrai gali pagalbą gauti viso rajono gyventojai nuo gimimo, kaip sakau, iki pat mirties. Tiek, kiek žmogui reikia ir tos pagalbos psichologo, socialinio darbuotojo, įvairios meno ir kitos terapijos yra taikomos ir gali prieinamos būti kiekvienam rajono gyventojui. Tai čia viena iš tokių naujesnių veiklų, kuri yra tikrai labai populiari ir naudinga kaip prevencinė paslauga rajono gyventojams. Bet aišku, pati pagrindinė mūsų įstaigos veikla tai yra globos centro veikla. Ir tas globos centras labai tiesiog plečiasi. Plečiasi tame, kad yra užtikrinama labiau globos kokybė, labiau atsižvelgiama į vaiko poreikį, į globėjų paruošimą, apskritai į asmenis, kurie galbūt dar nepasiryžę, bet mes viešinam savo veiklą tam, kad užaugtų nauja karta nuo pat vaiko, tiesiog iki brandžios asmenybės, kuri būtų drąsi, išdrįstų priimti ir tokį asmenį savo šeimą, kuriam tuo metu reikalinga globa. Tai tikrai mes gaunam savivaldybės palaikymą, turime puikiai įkurtą globos centrą, kuris tikrai Lietuvos mastu yra vienas iš tokių, galėčiau sakyti, stipriausių. Mes turim ir Europos tokį patvirtinantį IKO standartą gavę, tai rodo, kad mūsų paslaugos yra kokybiškos. Ir finansavimą mes gauname nuolatinį, nėra taip, kad mums stiktų kažko, tai tikrai dėkojam savivaldybei už tai, kad supranta, kad šita veikla yra labai svarbi. Ir tiesiog yra labai malonu, kad vicemerė visada dalyvauja ir mūsų organizuojamuose šventėse, renginiuose, seminaruose. Tai tikrai yra kaip ir palaikantis toksai poelgis, padrasinantis ir globėjus, kad jie yra gerbtini, įvertinti. Tai tikrai esam labai dėkingi už tą tokį labai pozityvų požiūrį. Na, Diana, pakalbėkime, kokie didžiausi iššūkiai ir džiaugsmai globojant vaikus ir štai jūsų darbe tokiam labai atsakingam ir tikrai reikalingam. Tų iššūkių yra iš tikrųjų labai daug. Realiai tai yra labai svarbu, kad globėjai, kurie globoja vaikus, neužmirštų savo 5 gebėjimų, kurie yra labai ir labai svarbus. Tapti globėjų nėra taip ir sudėtinga. Tiesiog žmogus turi apsispręsti, kreiptis į Utenos rajono vaikų teisių skyrių, parašyti prašymą, pateikti sveikatos pažymą ir vėliau lankyti globėjų įtėvių mokymus. Ir tų mokymų metu žmogus pasimatuoja, ar jisai iš tiesų nori tapti globėjų, o globėjų įtėvių mokytojas įvertina, ar iš tiesų tikrai tas žmogus turi tas savybės, kurios yra būtinos būnant globėjų. Ir vėliau, jeigu ta nuomonė sutampa tiek asmens, kuris nori būti globėjų, tiek mokytojo nuomonė, kad jisai turi tinkamus gebėjimus ir gaunama tokia išvada, kad tas asmuo yra tinkamas ir jis tampa globėjų. O vėliau, aišku, kasdienybėje pasitaiko labai sudėtingų atvejų. Tikrai būna, mes neturim, kaip sakau, ekstrasensos savybių. Būna tikrai tokių globų, kada pasimato, kad ir vaikui nėra gerai, ir globėjas pats mano, kad jisai tiesiog silpnas tam tikrose vietose. Tai mūsų globos centro komanda labai daug užsiema tokia pagalba globėjų šeimoms, kad tokių įvykių, tokių situacijų, kad globėjas sako, aš nebegaliu būti globėjų, arba vaikas sako, aš nebenoriu būti globojamas toj šeimoje, mažėtų arba visai jų nebūtų. Tačiau tai yra gyvenimas, tai yra gyvenimiškas situacijos, kiekvienoje šeimoje būna iššūkių. Na tai mūsų globos centro komanda nuolat kaip malūnsparniais skraido aplink tos globėjus ir vaikus tam, kad ta globa būtų tvirta. Na, vicemerės paklausim, kokios jūsų mintys klausot direktorės kaip mamos apie globą ir įvaikinimą?
Taip, tai aš pati turiu 3 vaikus, iš tikrųjų visada norėjau turėti didelę šeimą ir ačiū Dievui turėjau galimybę, kad mano svajonės išsipildytų. Į globą žiūriu labai jautriai ir visada iš tikrųjų ne tik tai tas kelias, tas dėmesys globojamiem vaikam prasidėjo su mano atėjimu į savivaldą dirbti ir kuruoti šitą sritį, bet daug seniau. Tai dirbdama nuosavame versle prieš daug metų, prieš 15 metų jau pradėjau tą dėmesį, kiek galėjau, mano supratimu, kiek galėjau prisidėti, pradėjau tą dėmesį rodyti globojamiems vaikams. Tai būtent tikrai labai senai, netgi prieš 15 metų bandžiau suskaičiuoti, padėdavau vaikams, organizuodavau jiems šventes, kalėdinės tokias popietės, tai su gerbiama direktorė teko bendradarbiauti, kaip ir minėjau, prieš daug metų. Turėjome ir išvykų į sodybą, kur vaikams suteikėm visokias vasaros pramogas, valgėm pizzas ir tai buvo ne vieną ir tikrai ne 2 kartus. Prieš Kalėdas stengiamės aplankyti, važiuodavau pati savo iniciatyvą per globos namus, veždavau jiems dovanėlės, tai man iš tikrųjų tai kelia tokias, jautriai tai reaguoju iš tikrųjų ir pati tą darydavau matant savo vaikams, norėjau, kad jie suprastų iš tikrųjų, kaip gera turėti šeimą, kaip gera, kai turi abu tėvus ir turi namus, kuriuose gera ir ramu. Tai va, tai ir toliau dabar kuruodama šitą sritį tikrai žadu prisidėti, gal tik tai iš kitokios jau pozicijos, bet stengiuosi dalyvauti visuose renginiuose ir palaikyti, pasakyti gražų žodį, tai taip, man tai yra labai svarbu. Dėkoju. Na, visuomenė netaip greitai keičiasi į gerą, mes visos 3 tikrai galim pripažinti, vis dar reikia pagalbos vaikams. Ką jūsų manymu reikėtų daryti, kad paskatinti daugiau žmonių globoti vaikus, kai jiem tikrai labai reikia tam tikrų momentų pagalbos? Čia gal pasvarstykime ir viena, tiek ir kita pašnekovė. Iš tiesų kažkokių tai, aš galvoju, priemonių didelių ir nereikia. Turi užaugti karta žmonių, kurie iš tiesų, kaip ir vicemerė sakė, širdyje turi suprasti, kad padėti kitam yra garbinga ir tiesiog būtina. Ir tada tiesiog tai vyks natūraliai. Ir aš manau, tokių bendruomeninių vaikų globos namų ir tikrai neliks, nebent tai bus kažkokie ypatingai sudėtingi atvejai, kur tikrai sudėtinga, reikia specialistų didelių įsikišimo ir taip panašiai. Tačiau šalia reikia būti viens kitam geriems, auginti vaikus ir sakyti, kalbėti su jais, kaip ir vicemerė sako, savo šeimos, auginamiems vaikams, tokiu pavyzdžiu geru užvesti savo vaikus, kurie ateityje, tiesiog tokiem vaikams, kuriems reikia globos, rūpybos, išdrįstų tapti ir tai nereikėtų skatinti kažkokiais finansiniais dideliais dalykais. Faktas, kad be finansų neužauginsi vaiko, reikia skirti jų, bet pagrindinis dalykas tai yra atrasti vietos savo širdyje ir atidaryti namus kitam žmogui ir priimti jį į savo namus ir į savo širdį. Galim jau pasidžiaugti, kad ta pažanga padaryta ir kaip mes atsimenam prieš keletą metų, kai buvo tie vadinami vaikų namai, kur šimtais vaikų gyvendavo ir kokiomis sąlygomis. Dabar tikrai galim pasidžiaugti, kad yra bendruomeniniai namai, kuriuose vaikai gyvena po nedaug, turi savo erdves, turi savo kambarius, jie gyvena kaip namuose ir kad turim tuos globėjus ir būdinčius globėjus, kur ištikus kažkokiai tai kriziai, jie patenka nebe į vaikų namus, bet patenka į šeimą. O tada jau jiems ieškomi namai, kuriuose jie pasiliktų ilgesniam laikui. Tai iš tikrųjų galim pasidžiaugti visos Lietuvos mastu tą pertvarką, kuri vyko ir iš tikrųjų, kad tų vaikų namų nebėra, bent jau pas mus. Tikrai pritariu vicemerei, nes tas pereinantis deinstitucionalizacijos etapas tikrai buvo sudėtingas ir buvo tikrai savivaldybių, kuriuose buvo tikrai dideli vaikų globos namai. Mūsų rajone mes kažkaip tai labai buvom pirmaujantis visada, tai vaikų namų pas mus neliko jau labai senai, o kad tie bendruomeniniai vaikų globos namai šiai dienai yra tik 2, tai irgi yra labai didžiulis pasiekimas. Tai rodo, kad rajonas gerai tvarkos ir tie vaikai nepatenka, jų nėra tiek daug, kuriuos reikėtų globoti ir ta statistika tikrai yra, mano nuomonė, visai gera.
Ir aš tikiuosi, kad kažkada liks tik vieni bendruomeniniai vaikų globos namai, kurie netgi nuo Liepos 1 vadinsis visai kitaip, bus šeiminiai namai, vis tobulėjom net ir pavadinime. Tai tuose šeiminiuose namuose, aš manau, gaus pagalbą tik ypatingais atvejais, į kažkokią sudėtingą labai situaciją patekę vaikai, kuriems reikalinga globa rūpyba. Ir norėčiau pasakyti, kad jau nuo 2020 metų Lietuvoje pradėjo veikti budinčių globotojų tokia veikla, kada, kaip ir vicemerė minėjo, kad vaiką paėmus iš nesaugios aplinkos, vaiką laikinai galima apgyvendinti budinčių globotojų šeimose, tol kol įsispręs atvejais, arba surasti vėliau kitą globos formą, kur vaikas jau saugiai gyvens nuolatinai. Tai mes džiaugiamės, kad mūsų rajone mes turim 2 budinčius globotojus. Vienas budintis globotojas yra pasiruošęs globoti vaikus nuo gimimo iki 10 metų amžiaus, o kitas globotojas budintis yra pasiruošęs priimti vaikus nuo 10 iki pilnametystės. Tai realiai tikrai tie budintis globotojai, pavyzdžiui, 2023 metais suteikė paslaugas 8 vaikams, iš jų teiktas laikinas tiesiog apgyvendinimas 6. Ir aišku, budintis globotojas tai laikina tokia stotelė, pagalba vaikui patekti į saugią aplinką į šeimą, atsispirti, sutvirtėti ir gyventi toliau. Bet malonu, kad mūsų tikrai valstybė galvoja apie vaikus ir dabar nuo 2024 metų Liepos 1 dienos bus įvedamas nuolatinio globotojo institutas. Tai, skambiai skamba, nuolatinio globotojo institutas, bet kurio dėka siekiama užtikrinti, kad ir tie vaikai, kuriems yra virš 10 metų, kurie gyvena, dabar nuo Liepos 1 vadinamuose šeiminiuose namuose, jie turėtų teisę gyventi šeimoje. Tai tas nuolatinis globotojas, jeigu taip trumpai mes apie jį galėtume labai daug kalbėti. Tai ar norėjau apie jį paklausti plačiau, kad paaiškintumėt? Tai tas nuolatinis globotojas tai yra fizinis asmuo, su kuriuo bus sudaryta bendradarbiavimo sutartis. Aišku, tas fizinis asmuo turės vėlgi praeiti mokymus globėjų įtėvių, pagal globėjų įtėvių mokymų programą. Jisai bus įvertintas, ar jis apskritai gali būti globotoju, bet iš esmės pirmiausia yra kas svarbu, kad jis turi turėti 1 metų patirtį. Tai kaip ir jau tas asmuo, jisai yra įvertintas, tik turi apsispręsti ir dar kartą išreikšti savo norą tapti nuolatiniu globotoju. Ir vėliau su juo bus sudaroma sutartis ir į jo šeimą bus galima apgyvendinti ypatingus vaikus. Vaikus, kurie yra vyresni negu 10 metų amžiaus, vaikai, kurie turi tokios trauminės globos patirties. Pavyzdžiui, jisai buvo nuglobotas ir paskui atsisakė jo globos, arba buvo įvaikintas ir įtėvė atsisakė, arba apskritai turi kažkokių tai didelių sveikatos sutrikimų, neįgalumą, kažkokių elgesio emocijų didelių sutrikimų, kažkokių sunkumų moksle, arba apskritai raidos sutrikimai dideli, ar turi priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, čia ypač kalbant apie paauglius vaikus. Ir netgi nuolatinis globotojas tai bus tas fizinis asmuo, pas kurį bus galima apgyvendinti ir nepilnametę, pavyzdžiui, mamą su vaiku arba tėtį irgi nepilnametį su vaiku, ir tas nuolatinis globotojas į savo šeimą priimtų visą šeimą nepilnamečių, kurie galėtų pas jį saugiai gyventi ir būti globojami. Ir aišku, šita paslauga bus mokama, už šitą paslaugą valstybės yra numatyta, kad tai turėtų būti mokama ne mažiau kaip 2 MMA, bet mūsų savivaldybė turės irgi nustatyti įkainį, tai mes jau kreipsimės į savivaldybę ir aš manau, kad rugsėjo arba rugpjūčio taryboje priims sprendimą, kiek tų MMA mūsų savivaldybė skirs asmenims, kurie norės ir galės tapti nuolatiniais globotojais. Džiugu, kad vis atsiranda naujų tokių pareigų, kur vis vaikams padėti. Nėra lengva padėti pažeistam vaikui, reikia ir žinių, ir jautrio širdies, supratimo. Kokia pagalba labiausiai praverčia globėjams? Šiaip tai įvairiapusiška pasakyčiau. Aišku, mūsų globos centre yra ir psichologas, ir globos koordinatoriai, ir apskritai specialistai kiti, sakykime, kviečiami pagalbą ir kitus specialistus rengia mokymus, seminarus, supervizijas.
Labai svarbu globėjų įtėvių mokytojų vaidmuo, nes jie ne tik paruošia globėją globai ir parašo, sakykime, teigiamą išvadą, bet ir toliau globojant nuolat padeda jiems spręsti iškilusius kažkokius sunkumus, konsultuoja įvairiais klausimais. Tai, sakykime, nuo vaiko raidos sutrikimų iki vaiko elgesio ir emocijų kažkokių tai priemonių taikymo ir apskritai paruošimo savarankiškam gyvenimui ir kiti. Tai globos centro komanda tikrai yra tokia gan stipri ir darni, bet kartais globėjai nelabai kreipiasi pagalbos, nes kažkaip atrodo, jeigu aš kreipiuosi, tai gal pagalvos, kad man čia nesiseka. Tai mes visada bandom išjudinti globėjų bendruomenę ir transliuojam tai, kad jeigu tu kreipiesi pagalbos, tai reiškia, tu iš tiesų labai įsijautęs į savo tą vaidmenį ir tu išdrįsti paprašyti tau, kad padėtų. Tai, sakykime, tokia pagrindinė veikla ir būtų toks labai stiprus kuravimas, prevencinė pagalba ir intervencija, kada yra sunkus atvejai. Prieš papasakojant apie tą gražią tokią vaikų globos savaitę, dar pasvarstykime šituo klausimu, kaip visuomenė gali labiau palaikyti globėjus ir globojamus vaikus, ką mes kaip visuomenė galim padaryti. Pirmiausia, tai aš esu už tai, kad visuomenė šviesti, nes neatsiranda tas supratimas šiaip savo. Tai būtent visi renginiai, visos tos globos vaikų savaitės, tai pasikalbėjimai, parodimas, kodėl reikia tą daryti, kaip galim kiekvienas prisidėti, tai bet būtent šviesti visuomenę, kad visuomenė suprastų, nes kiekvienas gyvena savo šeimoje, savo supratime ir jeigu to neviešinsi, tai neatrodytų ta aktualija svarbi, bet iš tikrųjų, kai mes parodom, kaip gali vaikai augti, kaip gali keistis jų gyvenimo sąlygos, kodėl tai yra svarbu. Ypač, kai būna, aš visada galvoju prieš kalėdinis laikotarpis, kai pasipila daugybė renginių, tiek per televiziją, per žinias, kaip globojamus vaikus kviečia į prezidentūrą. Mes irgi šiemet vykom tarp kitko su globojamais vaikučiais. Tada toks užeina, tarsi toks gailestis, šiluma, kad reikia padėti, šventinis laikotarpis. Tai norisi, kad tas šventinis laikotarpis ištęstųsi apskritus metus, kad mes kiekvieną suvoktumėm, kuo mes galim prisidėti. Kad tas vaikas atsidurtų šeimoje, kuri myli, supranta, padeda jam augti ir tobulėti. Birželio 25-29 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Šių metų, primenu, vaikų globos savaitės simbolis sparnai simbolizuoja ne tik skrydžio galimybę, bet ir galimybę žmogaus asmeniniam augimui. Kviesite atrasti ir pasimatuoti sparnus ir mūsų mieste Utenoje. Papasakokite, kaip vyks šis renginys. Tai labai džiaugiuosi, kad turim 3 dienas paskyrę šiam renginiui, tai kviestumėm pirmadienį 25 dieną nuo 10 valandos į Dauniškio pakrantę prie tilto pasimatuoti sparnus, pasižiūrėti, pakalbinti savo artimuosius, kad jie taptų globėjais, kad vaikams suteiktų namus, pasikalbėti apie vaikų globą. Tiesiog kviečiam tikrai visus ateiti ir pasižiūrėti iš tikrųjų, kuo galim kiekvienas prisidėti. Jeigu ne mes, tai galbūt mūsų artimieji galėtų tos vaikus globoti. Tai o apie kitus 2 renginius paprašysiu papasakoti direktorės. Taip, tai ačiū. Kiti renginiai bus tokie tęstiniai. Sekančią dieną, tai bus 26, tai bus trečiadienis, nuo 9 iki 10 Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro kiemelyje bus atidaroma piešinių paroda Sparnai. Ir ta paroda bus eksponuojama tiesiog mūsų teritorijoje, mes juos tos gražius sparnus, kuriuos nupiešė 4 ugdymo įstaigų ugdytiniai, eksponuosime ant mūsų tvoros ir ant kitų ten, sakykime, įvairių vietų. Ir tikrai kviečiam visus ateiti ir pasižiūrėti, bus labai gražu ir praeivius užsukti ir tuo pačiu mes paviešinsim globą, gal suteiksim informacijos, kuri duos jiems galbūt galimybę papasakoti savo artimiesiems ir panašiai, kurie galbūt susigundys kada nors tapti globėjais. Tai ta paroda vyks birželio 26 dieną, bus atidaroma nuo 9 iki 10, tačiau apžiūrėti galima nuo ryto iki vakaro nuolat, prašom, užeikite.
Kitas renginys irgi tą pačią birželio 26 dieną, 15 val. Bus žygis globa, irgi skirtas globėjų dienai būtent paminėti. Ir kartu su Utenos rajono bendruomenė bei socialiniais partneriais Utenos miesto gatvėmis žingsniuosime žodį globa. Buvo labai įdomu surasti tokį žygio maršrutą. Tai galite tą žygio maršrutą rasti, tiesiog bus ir, manau, jau šiandien yra paviešinta. Tai išmanys jau visais įrenginiais, galima labai aiškiai pasižiūrėti, nuo kur ten startuojam. Bet šiaip startuojam nuo Palangos 69A, kur yra įsikūrę vieni iš mūsų bendruomeniniai vaikų globos namai, jau reiktų pratintis šeiminiai namai nuo Liepos 1. Tai vat nuo šeiminių namų Palangos 69A 15 val. Visus kviečiame prisijungti ir kartu žingsniuoti žodį globa. Ir aš dar tikrai visus paraginčiau prisijungti, dabar yra labai madinga žygiai visomis progomis, visokios Lietuvos valstybių švenčių progomis, tai ir čia iš tikrųjų padarykim šventę ir kas galit prisijungkit, pati tikrai irgi žygiuosiu kartu, tai visų labai laukiam. O toliau bus labai šaunus renginys, birželio 29 dieną šeštadienį, tradiciškai iš visos Lietuvos pakraščių ir miestelių ir kaimelių vyks globojantys vaikai kartu su savo globėjais į globojančių šeimų festivalį Druskininkuose. Ir tikrai bus labai labai šauni šventė. Tai mūsų rajono globojami vaikai su globėjais 8 ryto šeštadienį išvyksta su dideliu autobusu į Druskininkus švęsti to festivalio. Ir noriu paraginti globėjus, kurie dar neapsisprendė, prašom, labai laukiam ir vykite kartu su vaikais. Ir paskutinis tos globos savaitės gražus renginys, tai birželio 30 dieną, sekmadienį, nuo 11 val. Bus šventos mišios už globėjus, įtėvius, budinčius globotojus ir jų globojamus vaikus Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje. Tai irgi raginame ir tuos, kurie nėra globėjai, tiesiog pasimelsiu už tikrai tokį kilnų darbą, pasakyčiau, ir veiklą, kuri užaugina žmogui, vaikui sparnus, kad jis galėtų skristi toliau savo gyvenime. Tai laidos pabaigai aš iš tikrųjų Utenos rajono savivaldybės mero, jo komandos vardu labai norėčiau padėkoti globėjams, įtėvams, budintiems globotojams už tai, kad jūs esate ypatingi žmonės vaikui, troškančiam turėti šeimą, būti mylimam, saugiam ir išklausytam. Iš tikrųjų labai džiaugiamės Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro bendruomenė, juk patys gražiausi darbai yra nematomi, o jaučiamis širdimi. Tai labai ačiū Jums. Nepamirškime, kad kiekvieno vaiko prigimtinė teisė yra augti šeimoje. Norėtume linkėti kuo mažiau, kad būtų globėjų, kad nereikėtų matuoti sparnus, bet tuo pačiu visuomenė ne taip greitai keičiasi ir pažeistam vaikui reikia pagalbos ir globos. Taigi būti globėjų tai ne tik pareiga, bet ir didžiulė privilegija. Atverkite savo širdį ir namus globojamam vaikui, padovanokite jam ateitį, juk meilė ir rūpestis gali pakeisti vaiko gyvenimą. Taigi šiandien laidoje Tu gali kartu su Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Dėkoju, kad apsilankėte studijoje. Bei Utenos šeimos vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė kalbėjomės apie artėjančią vaikų globos savaitę Utenoje. Taigi tikrai nebūkite abejingi, apsilankykite. Kalbėjomės apie vaikų globą, kuri prasmina kiekvieno gyvenimą ir augina žmogų kaip asmenybę. Dar kartą dėkoju, ateikite pasimatuoti sparnus ir dalyvaukime. Iki pasimatymo. Iki. Ačiū. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.